Pasiaiškinsime, kaip nemetalai reaguoja su deguonimi. Tai jeigu metalams reaguojant su deguonimi yra gan griežtos taisyklės, tai nemetalams tokių taisyklių nėra. Nemetalai su deguonimi reaguoja labai įvairiai ir priklausomai nuo sąlygų. Tai dabar pirmiausia paimkim gal kaip su deguonimi reaguoja fluoras. Tai jeigu mes paimsim fluorą, fluoro formulė yra fluor 2, nes kovalentinis nepolinis ryšys ir būsena dujinė, oksidacijos laipsnis 0. Arba 0 rašot, arba nieko nerašom. Ir plus deguonies formulė O2, nes kovalentinis nepolinis ryšys ir būsena dujinė, oksidacijos laipsnis 0. Dabar vykstant šiai reakcijai, po reakcijos susidarys junginys. Dabar pirmiau mes, jeigu pasižiūrėsim į elektrinių neigiamumų lentelę, tai fluoro elektrinis neigiamumas lygus 4, o jeigu pasižiūrėsim deguonies elektrinis neigiamumas lygus 3,5. Tai labiau elektroneigiamas yra fluoras, tai rašant formulę mes pirmiau rašome mažiau elektroneigiamą elementą, tai yra deguonį, o po to fluorą. Dabar, jeigu pasižiūrėsim į šį junginį, tai deguonis yra nemetalas ir fluoras nemetalas, tai yra kovalentinis junginys, tai rašant formulę galima pasinaudoti tik oksidacijos laipsniais. Tai dabar jeigu pasižiūrėsim, tai fluoras yra 7 A grupėje. Susirandame fluorą. Ir fluoras, jeigu pasižiūrėsim, tai yra 7 A grupėje. Tai jisai turi 7 elektronus, tai jam iki pilnai užpildyto sluoksnio trūksta 1 elektrono. Tai jo oksidacijos laipsnis bus -1, o dabar deguonis yra 6 A grupėje. Tai mes galim susirasti deguonį. Deguonis yra 6 A grupėje, tai jisai išorinėme sluoksnėje turės 6 elektronus. Ir 2 elektronai kaip tik yra nesuporuoti, tai jisai ir sudarys 2 bendras elektronų poras. Tai deguonies oksidacijos laipsnis bus +2. Ir pasirašom formulę pasinaudodami oksidacijos laipsniais, tai oksidacijos laipsnių suma turės būti lygi 0, tai pasirašom formulę. Ir dabar išlyginam, pradedam lyginti nuo deguonies, tai deguonies prieš reakciją yra 2 atomai, po reakcijos 1, tai po reakcijos rašom koeficientą 2. Tai dabar, kai parašėm koeficientą, tai fluoro po reakcijos tampa 4, o prieš reakciją tik tai 2, tai ir prieš reakciją rašom koeficientą 2. Tiesa, aš užmiršau parašyti, po reakcijos susidarys deguonies fluoridas ir kadangi nejoninė jungtis, tai bus dujinė agregatinė būsena.